Tai sveiki visi, šiandien pas mus yra longevity ekspertas, genetikas Vaidas Dirsė. Labas. Sveiki. Tokia galbūt populiari tema, manau, šiandien yra ganėtinai ir jau mitais ir legendom apipinta, tai tas longevity. Tai kiek tai yra iš tikrųjų mitas, kiek tai yra tikra? Toks įvadinis paprastas klausimas. Geras klausimas, dažnai girdžiu, iš esmės, kadangi pats esu mokslininkas, tai žiūriu iš mokslinės pusės. Tai šiaip longevity prasidėjo 2006 metais. Harvardo profesorius Davidas Sinclairas buvo pirmasis, kuris pradėjo tyrinėti, kaip vyksta senėjimo procesai ląstelių lygmenį. Ir ne tik kaip vyksta, bet kaip galima būtų juos atsukti, sakykime, atgal, pristabdyti. Tai, sakykime, vienas galbūt garsiausių eksperimentų, nuo ko apskritai ir startavo longevity mokslas, tai buvo Davido Sinclairo tyrimas su pelytėmis. Jie paėmė laboratoriniam sąlygom ir sugebėjo dirbtinai pasendinti pelytės su genų inžinerija. Ir dar papildomai joms sukėlė senatvinio ligą glaukomą. Na ir tada su tais pačia genų inžinerija jiems pavyko dalinai arba visiškai atstatyti pelėms regėjimą, nes pavyko atjauninti akies audinį. Na tai buvo startas ir buvo ženklas, kad audinius mes galime atjauninti. Toliau tęsiasi eksperimentai ties kitais audiniais ir va šiai dienai labai intensyviai vyksta. Ir net jau judama link pirmų klinikinių tyrimų su žmonėm. Tai manau, kad tai yra tikrai rimtas mokslinis dalykas, bet aišku, jis yra to pačiu ir populiarus. Tai daug kas bando tą ir kasdienybėj pritaikyti. Nes yra toksai, mes ir prieš tai dar kalbėjom, kur dabar toks galbūt iš milijardierių atėjęs dalykas, kad tai yra labai be galo brangu, kad reikia daug išteklių, kad į save galėtum investuoti. Tai čia tiesa ar ne, kad tai yra be galo brangu? Čia kalbate apie amerikietį Brianą Johnsoną. Pagrindė jo, nes jisai toks, kaip sakyčiau, atstovas spaudai galbūt buvo to longevity, toksai bent jau pradžiai, galbūt paskui ten jo kai kurie eksperimentai nuėjo tam tikrus kraštutinumus, kur žmonės pradėjo galbūt gal čia ir nėra taip jau gera, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Nu taip, iš tikrųjų jis buvo toks gal kraštutinumo pavyzdys, nes, sakykime, jis skyrė ten apie 1 milijonų per metus įvairiom procedūrom, papildams, gydytojų komandai, kad tik pristabdytų savo senėjimą. Jam kol kas neblogai pavyksta, apie 10 metų yra atjauninę savo biologinį amžių, bet, sakykime, ne kiekvienas ten gali skirti ir ne kiekvienas gali tiek tokį indėlį padaryti, sakykime. Kalbant apskritai apie longevity sritį, tai yra tikrai daug moksliškai pagrįstų procedūrų, papildų, prietaisų, kur tu gali taikyti kasdieniai praktikui. Ir tai yra visai normalu ir kiek mes stebėm, tas veikia iš tikrųjų. Bet dabar dar kalbant šiek tiek apie pavyko, pavyzdžiui, atstatyti biologinį amžių. Iš ko susideda tas biologinis amžius? Kaip jie pamato, kad jisai atjaunėja? Jo. Tai iš tikrųjų tai yra epigenetinis biologinis amžius. Labai paprastai jau kalbant, pas mus organizme yra tokie epigenetiniai veiksniai, tokios CH3 molekulės ir yra pastebėta, kad jos su amžiumi mažėja. Šiaip jos yra reikalingos, nes dėl jų mes galime adaptuotis prie aplinkos, jos reguliuoja mūsų genus. Ir pastebėta, kad jos mažėja su amžiumi. Ir net yra pastebėta, kad kada galima paskaičiuoti, kada jos visiškai pasibaigė. Tu gali netgi ir paskaičiuoti, kada yra tavo mirties data. Jeigu, sakykime, tavo yra natūralios mirties. Jo, natūralios mirties. Jeigu tu gyventum tokiom idealiom sąlygom, ten, sakykime, nebūtų tavo jokių ligų, panašiai, tu galėtum paskaičiuoti iš kraujo, koks tavo yra mirties amžius. Tai gali ir mirties amžių paskaičiuoti, bet gali ir tu savo dabartinį amžių paskaičiuoti. Tai tas yra visai natūralu. Ar teko skaičiuoti savo mirties amžių? Ir teko ir savo, ir mes turime Lietuvoje tokią longevity entuziastų bendruomenę, kur šitos tyrimus atliekam periodiškai ir stebim, kaip tie rodikliai keičiasi. Čia vienas yra iš dalykų, kad tu stebi parametrus, longevity biologinius parametrus ir tu šiai dieną gali pasakyti, liaudiškai tariant, ar tu esi pasenęs labiau, ar tu esi jaunatviškas. Tai tarkim, aš pats, man buvo 35 metai, kai pasimatavau, man buvo biologinis amžius 37 metai, 2 metus vyresnis. Mirties laikrodis buvo 86 metai. O, čia... Aš godžiuosi, kad neblogai. Čia geras skaičius iš tikrųjų. Bet kitiem nustatėme ir 97 metus, ir 99 net buvo vienas atvejis. Bet tą rodiklį tu gali koreguotis. Tarkim, tu pasikartoji, jeigu matai, kad pavyko, tarkim, metais atsijauninti, ir mirties laikrodis šiek tiek prasitęs. Ta gali kontroliuoti. Tai mes taip entuziazmo, tokio fonę tą ir bandom matuotis pastovinį. O kokie būtų tie veiksniai pagrindiniai, kurie daro įtaką tavo šitam visam ilgam gyvenimui? Taip. Tai kai kurie veiksniai mes jos tikrai mintinai žinom, tai yra miegas, streso kontrolė, sportas, bet kai tie dalykai yra patirinėjami būtent iš mokslinės perspektyvos, tai tu pamatai viską skaičiais. Tarkim, buvo vienas tyrimas, kur žiūrėjo, kaip miego trukmė veikia tokius vadinamosius telomero ilgius. Telomero ilgi yra dar vienas rodiklis, kuris rodo, koks yra tavo senėjimo greitis. Jeigu mūsų organizme telomeros trumpėja, tu sensti greičiau, jeigu stabilios arba ilgėja, reiškia, esi jaunatviškas. Tai buvo labai aiškiai parodyti, kad jeigu tu miegi mažiau negu 6 valandas, jos trumpėja, sensta,
arba jeigu miegi daugiau negu 8 valandas, jos irgi sensta. Geriausiai yra tarp 6-8 valandų. Nu, atrodo, kaip ir taip žinai, bet kai pamatai tyrimus, tai tas kitaip atsispindi. Nu, aišku, stresas tai numeris 1 veiksnys, nu ir sportas, aišku, irgi sakyčiau vienas iš tų. Tai jeigu... Bet gerai, sportas, šiek tiek prie sporto, grįšim paskui prie miego. Kiek sportas yra sveika ir nuo kada jis prasideda jau tas, kur tu griauni savo organizmą? Ja. Tai vienas tyrimas irgi parodė, kad toks irgi dalinai kontroversiškas, nes jo išvadas visi priema labai taip, kai kurie džiugiai, kai kurie šiek tiek jautri, tai buvo žiūrima, kaip tu išsportuoji reguliariai per gyvenimą, koks laiko trukmė turi būti metais, kad jau būtų reikšmingai įtaka telomerų ilgi. Tai riba buvo 10 metų riba. Iškis turi bent 10 metų. Bendrai sportą praleisti? Sportą praleisti reguliariam sportui 10 metų, kad jau tu stabilizuotum šitą rodiklį. Tai aš dabar skaičiau straipsnį vieną, kad kažkur tyrė, bet čia vėlgi tie straipsniai, tie būna daug tyrimų irgi tokių visokių, ten neaišku, ko paremtų, kad tyrė, kad 1 ar 2 kartus per savaitę galimai yra netgi optimalus kiek sportuoti. Kad galimai žmonės persistengia labai, jeigu nori sveikatą palaikyti, o ne pasiekti rezultatų. Ta longevity riba yra viena iš minėto Davido Sinclairo yra, kad vos neužtenka 20-30 minučių per dieną, to pilnai pakanka. Ir net buvo vienas tyrimas, kur asmenys atsijaunino 3 metais atgal, tai sportas buvo kasdieną, bet po 30 minučių, bet 5 dienas per savaitę. To pilnai pakako ir manau, tai yra gyvendinama. Žinai, man tie žmonės, kur profesionalus atletai, jie atrodo yra visi užstrigę laikę. Jeigu tu jas žiūri, jie atrodo tokie, žinai, kūnai visi tokie sudėti, subrendę, veidai irgi atrodo skysčių nebėra nieko ir tokie užsikonservavę kažkokiam, žinai, vienam etapui yra. Bet dabar grįžtant... Bet, pavyzdžiui, krepšininkai po to labai greit susensta visi. Kai būna šiam, tarsi visi subyra, kaip M5 ir labai dažnai būna toks staigus... Tai čia krešas įvyksta tikriausiai, to organizmas, aš nežinau kaip veikia, va, jis yra pripratęs prie streso, nuolatinio to sportinio krūvio ir kai tu nutraukė, jis tiesiog viskas atsijungia. Jo, tai vienas iš tokių dalykų, pavyzdžiui, buvo net tyrimas, kur žiūrėjo sporto šakas, kurios labiausiai ilgaamžiškumai. Teigiamai, kad tai visur pirmaudavo, kad ir kiek atkartodavo tyrimus tenisas. Tai pirmoje vietoje. Tenisas. Ir visai mes čia diskutavom ir su kolegom, kodėl būtent tenisas. Tai pirma mintis, kad tai yra ta sporto šaka, kur tu labiausiai judi erdvėj, skirtingom kryptim. Vienas iš tokių niuansų, kitas yra labai paprastas, tai yra sporto šaka, kuria užsiema labiau pasiturintis, aukštesnės pajamas gaunantis žmonės, kurie investuoja ir į mitybą, sveiką gyvenseną daugiau, tai galbūt dėl to. Aš esu girdėjęs, kad stalo tenisas yra labai irgi priskiriamas. Visi sportai su raketėm. O prie dugno buvo, aišku, ten boksas, sumo, bet, pavyzdžiui, 3 vietoje nuo gal buvo tinklinis, kodėl? Negi mes aiškinam. Įdomi, iš tikrųjų, dėl ko tinklinis galėtų būti. Šitais tyrimais yra šiaip dalykų, ta replication crisis, vadinama visa, kur tiesiog, kad daugelis yra net kartojimų, o kai kartoji gauni skirtingą rezultatą labai dažnai. Su tokiais ten, kur gali būti ten, arba kiti papildomi veiksniai, pavyzdžiui, tenise, kaip pajamos ar kažkas. Tai labai dažnai, kaip, nesakau, kad skeptiškai žiūrėti į mokslą, bet atsiranda vis dabar tų tokių... Ne, tai mokslas yra labai dinamiškas dalykas. Sakant, jeigu yra atliktas tyrimas, yra kažkas išvados, visi bandys arba atkartoti, arba paneigti. Tai, bet čia yra mokslo grožis, nes tai yra ne matematika, tai yra teoremos, ten tiesiog dinamiškas dalykas ir pas longevity. Pati longevity sritis kartais atrodo kaip ir kontroversiška, kartais tyrimai rodo, kad tai yra labai moksliškai pagrįsta, tai taip ir judam. Bet kartais būna, kai atkartojami tie tyrimai kažkokie labai ir žymus ir panašiai, tai kad paneigia. Ir kartais būna atrodo, kad per anksti būna statoma kai kurių tyrimų papildai, visa kita, ten padarė vieną tyrimą su neaiškimtim ir tada pastato labai dažnai ant to daug produktų, visa kita, po to paaiškėja, kad čia neveikia. Tai mes pastoviai stebim klinikinės studijas, tai čia yra kasdienybė, sakykime, mokslininkai, tarkim, su tais pačiais papildais, tai yra pats tas garsiausias longevity papildas NMN, kur, tarkim, yra 12 klinikinių studijų su žmonėm. 9 yra pasibaigusios, 8 yra publikuotos ir ten 2 sąlygos yra šiai dienai patvirtintas, kad yra saugus, kad yra efektyvus. Tai šiai dienai mes sakom, kad tai yra saugu, efektyvu, kas bus rytoj poryt, žiūrėsim, jeigu tyrimai bus kitokie, bus kitokios ir išvados. Ir, pavyzdžiui, dabar čia grįžtant prie miego. Mes esame su laikrodžiais ir daug žmonių šiaip matuoja miegą laikrodžiuose. Galima pasikliauti šitą laikrodžių informaciją ar ne? Galima, tai ypatingai... Kiek jinai tiksliai yra jo? Jau ypatingai, sakykime, dabartiniai laikrodžiai, tai tą matuoja tiksliai, buvo netgi koreliacijas padarytos su tais sudėtingais miego tyrimais, kur tave ten aplipdo visokiais aparatais ir tyria, tai koreliacija labai nebloga yra. Ir kas liečia miego, sakykime, stebėsena, tai vis tiek reikėtų žiūrėti gilaus miego fazę, kokia jinai yra, nes, sakykime, idealiu atveju turėtų būti apie 1,5–2 valandas, bet jeigu tu matai, kad pas tave ten koks 40 minučių ten ar 30 minučių, tikrai reikėtų sunerimti ir žiūrėti, kas daro su miegu, nes
Tai yra fazė, per kurią tu pailsi iš tikrųjų. Aš buvau padaręs vieną iššūkį dariau, aš tikriausiai pasendinau save kokiais 6 metais. Davidas Gogginsas, galbūt esi girdėjęs apie ten fitneso frikas visiškas yra. Ir jisai turi tokį iššūkį 4 mylias, kas 4 valandas, 48 valandas. Tai tu realiai bėgi 6 km, kas 4 valandas, 2 paras. Ir nesustoji. Ir aš specialiai mėgau tada su laikrodžiu, kad pasižiūrėt, kiek aš išmėgojau per tas trumpas akimirkas. Tai bendrai per 2 paras, aš manau, buvau 2,5 valandos miego patyręs tokio gilaus. Jau pavojinga riba. Čia net apie longevity kalbam, čia jau pasveikatą. Bet šiaip, ta prasme, aš matuojas kasdien su laikrodžiu miegą, tai tas stebėsena tikrai būtina, nes vakar pasižiūrėjau žmonos 29 minutės. Sakau, jau žiūrėk. Pažiūrim, kas buvo, gal reikia kažkokių papildų ar kažkokių ten procedūrų, kad tas sunormalizuotum, nes longevity srityje yra taip, kad stresas, po to eina miegas. Jeigu tie dalykai išbalansuoti, tai ir biologinis laikrodis bus prastas. Ar vienas dalykas gali kompensuoti kitą? Ne, čia yra visas kompleksas. Čia turi viską turėti subalansuoti, ar ne? Jo, aš dažniausiai patariu pradžiai susibalansuokit tą bazę, tai yra gyvensina, o tada, jeigu kai yra viskas normalu, prisidėkit inovacijas. Longevity papildai, procedūros, device įvairūs ir panašiai. Nedaryt to shortcuto, nes turėjau vieną atvejį, įdomi pora, vyras ir žmona, ištyrėm jam būtent telomerų ilgį ir jie buvo ganėtinai panašus, sakykime. Vyras pusę metų sveikai gyveno, sportavo, jokių papildų, jokių intervencijų, praktiškai vos pakilo rodiklis. Pas žmoną buvo šiek tiek prastesnis ir bandė tik su papildais pasigerinti. Praktiškai nepavyko. Tai tiesiog reikėtų natūraliai susidėlioti, o tada jau gali dėti ant viršaus viską. Bet nekompensuoti tikrai. Ok. O tai labiau, tai čia kaip ir atsakė, kad labiau ir įpročiai, ir aplinka dar ta pačia, pasme, visą tai veikia. Tai kiek yra tame genetinių dalykų, genetikos, kur tu negali pakeisti? Jo, genetika tai taip, iš esmės, ką tu gauni, tą gauni, bet tu gali pabandyti kompensuoti žinodamas savo genetiką. Tai dabar irgi neseniai startavo toks įdomus projektas telomera.lt, kur ištyrė genetiškai net 15 sveikatos sričių. Sporto genetika, miego, streso, imuniteto ir kitų sričių. Ir tu labai aiškiai pamatai, tarkim, kad pas tavai, pavyzdžiui, yra, aš apie save kalbėsiu, tarkim, pas mane yra prasta genetika ties vitamino D pasisavinamumu. Tai aš to nepakeisiu, bet aš jau žinau, kad aš turiu didesnės dozės vartoti, kad tą kompensuočiau. Pavyzdžiui, pas mane yra prasta genetika ties kofeinu ir miego. Tai reiškia, jeigu aš jau vartoju po pietų kavą, tai jau tikėtina miego balansas bus blogas. Ta pati sporto genetika, tarkim, tu gali pažiūrėti, kokias tu sporto šakas labiau linkęs, ar labiau ištvermės, ar jėgos sportą. Tarkim, ištyriau savo vaiką ankstyvam amžiui, kad jau matyčiau, kokius sporto būrelius nukreipinėti. Ir matosi, kad pataikiau pagal genetiką ir vyksta, rezultatai jau matosi. Tai tokia investicija. Kaip ir kitos rytis, ta pati streso genetika, tarkim, aš turiu jau tikrai prastą streso genetiką, tai jau turiu... Kas yra prasta streso genetika? Tai reiškia, kad pas mus yra prasta. Tai galim jau labai lengvai patikrinti, tiesiog reikia kraujo mėginio ir viskas. Tai tiesiog tu matai, kaip organizmas susitvarko. Tarkim, su pačiu stresu, kaip hormonus produkuoja streso, kortizolį, adrenaliną, ar ta prasme, tu gauni stresą ir iškart sureaguoja, ar kaip tik tu gauni ir tu, gali taip lengviau tą išgyventi. Tai pagal tai irgi mes ir gairės sudėliojam, kad, tarkim, šiek tiek tikrai pažiūrėk, nes su stresu yra, ta prasme, labai paprastai, mūsų visi vidaus organai yra praizgyti nervais. Jeigu mes gaunam kažkokį lėtinį stresą, tie nervai ir tie organai dirginasi. Po to sako, kad su skrandžiu kažkas negerai. Tai pažiūrėk, gal streso ar buvo įtaka. Bet aišku, geriausia stebėti. Tarkim, aš su išmaniuoju laikrodžiu stebiu streso lygį, tai yra HRV rodiklis, heart rate variability, angliškai. Ir tu gali labai matyti, kokia yra situacija. Jeigu rodiklis yra aukštas, tai reiškia, atsparumas streso organizmui yra geras ir tu šią dieną jauties normaliai. Jeigu krenta, tada jau reikia žiūrėti, nes kažkas jau vyksta, kažkokie stresiniai dirgikliai pas tave. Bet tai gerai, jeigu, tarkim, aš spėju, kad mano yra mažas tas atsparumas stresui, kaip išvengti, tu pasme, kartais yra, tiesiog neįmanoma, man atrodo, ten eini, darai visus dalykus, ten terapija, vaistai ir dar kažkas, bet vis tik jo yra nemažai. Jo, tai jo kažkiek reikia, nes tai mobilizuoja organizmą, jis yra būtinas, nes mes irgi stebim atveju, kai asmuo išeina atostogų ir suserga iškart. Iškart atspalduoja viskas stresas atsileidžia ir tada, bet šiaip kontroliuoti reikėtų, nes, sakykime, kai tu stebi rodiklį, tu gali žiūrėti, numatyti, pavyzdžiui, pas mane labai būna, kad link penktadienio rodiklis kyla į gerą pusę
į savaitgalį, o sekmadienį link pirmadienį krenta. Nu, Arba čia penktadienį kažką tinka nuveikti. penktadienį. Tai va, o šiaip kontrolės vėlgi, aš galiu tik tais moksliniais tyrimais, tarkim, yra 13 studijų, kur žiūrėjo meditacijos įtaką, sakykime, telomero ilgį. Visas išvadas vienodas, kas medituoja, pas tos telomeros pačios jaunatiškiausias. Tai va tiesiog paprastas patarimas. Nu ir aišku, papildai ir terapijas, tai būtų ta kitas rytis. Gerai, vat, pavyzdžiui, ką tu pats stebi savykiai, pavyzdžiui, liečiant, pavyzdžiui, laikrodžio visą dalyką? Jo, aš vat, irgi šiandien pasidariau eksperimentą ir dabar jau kartojas keletą savaičių, tai čia Huawei'aus laikrodukas naujas, tai pirmas dalykas yra HRV, ką minėjau. Aha. Tai yra vat, streso rodiklis, nes dažnai pasižiūriu, jeigu matau, kad kažkokia labai situacija, tai va dabar matau irgi šiek tiek pakilęs, tai gal šiek tiek jaudinosi. Antroje vietoje, aišku, miego kokybė, kokias yra gilus miegas ir, aišku, deguonies pasisavinimas, sakyčiau, irgi vienas iš variantų, nes turėtų būti 95% ir daugiau. Jeigu yra mažiau, tai turėtum sunerimti ir pažiūrėti, kas darosi, ar kažkokia liga, ar infekcija, ar panašiai. Tai šiaip deguonies stebėjimas iki COVID nelabai buvo populiarus, bet dabar panašu, kad tas išpopuliarėjo labiau, ar ne? Ir mes sakau, aš turėjau iš savos aplinkos atvejį, kai vienas asmuo irgi turėjo plaučių infekciją ir pradžiai gydėsi namų sąlygomis, bet sako, Vaidai, pas mane 89%, sako, deguonies, sako, tai iš kartai primamai, nes, čia jau... 8-9 jau yra... 8-9 skamba, kur dar, čia visai gerai, čia ne 40, žinai, 40 jau turėtum sunerimti šiek tiek. Tai jau visą gerą būtų. Tai 8. Ja. Kaip laikrodis gali tai pamatuoti? Tai tiesiog yra lazerinė sistema, kuri, kaip sakyti, šauna per tavo odą ir į kraujagyslės ir ten spektrofotometrijos būdu čia kažkas pamata, kaip ir, bet čia gal labai nesigilinkim. Šiaip pat irgi patinka, šitą modeliukę yra tai, kad tokia X-Step technologija, tai tu tiesiog pridedi pirštą ir per 30 sekundžių tavo 8 gyvybinės funkcijas patikrina. Tai reiškia ne tik deguonies pasisavinimas, bet ir elektrokardiogramą, miegas, streso lygis, širdies ritmas, HRV, net yra įdomi funkcija, kur dar niekur nemačiau, tau gali patikrinti kvėpavimą. Tai reiškia, tu jungi tą funkciją, tu giliai įkvėpi, pakosėjai 3 kartus ir jis su dirbtiniu intelektu supranta, ar tu čia jau sergi, ar kažkas negerai, ar viskas normaliai. Okay. Net iki tiek. Tai aš, pavyzdžiui, pasidarau, kad ryte prasičekinu su X-Step per pietus ir vakare. Pasako, abnormalitis, viskas gerai, gyvensi. Tai, tokia, skaičiau, inovatyvi funkcija. Čia dabar toks keistas klausimas. Laikrodis tau rodo, tarkim, visokius parametrus ir yra blogai ir tu pradedi stresuoti. Ir tada laikrodis dar daugiau rodo. Tai čia esi tokį lūpą uždarytas, žinai. Taip, bet čia vėlgi darbas su savim, ta prasme. Tai aš dažniausiai jau tikrinu tada, kai esu ramybės būsnai, ten, nežinau, ryte kažkada ten prieš miegą, kai jau, kaip sakant, nebestresuoja, tada, tiksliausiai parodo. Nes, pavyzdžiui, kiti laikrodžiai yra, kad tiesiog ant rankos matuoja rodiklius, o čia yra padaryta taip, kad tu gali ir ant rankos ir pridėjęs pirštą. Tai šiaip pirštas net yra kažkiek tiksliau, nes, jeigu teko matuotis deguonį medicininių sąlygom, tai tokį uždeda pirštą. Tai čia tokia inovacija. Tai nežinau, aš pastoviai stebiu ir šiaip, jeigu tu esi longevity toks entuziastas ar pradedi, tai, išmanieji renginiai, device'ai yra, būtina sąlyga, kad tu žiūrėtum. Aš kada su mama esu kalbėjęs, 10 000 žingsnių yra tikriausiai madingiausia žingsnių dieta. Nepavyko surinkti ten į dienos galą žingsnių ir ten vakare reikia paskutinius žingsnius surinkti po kambarį vaikštą, trepsi, žinai, kad būtų surinktas po tas visas žingsnių kiekis. Tai toks, žinai, atrodo kartais užduotų tokių papildomų sunkumų, žinai. O liečiant tos pačius žingsnius, 10 000 žingsnių, čia jie yra iš piršto trauktas toks dalykėlis, ar jisai kažkaip yra susijęs su longevity? Toks, sakyčiau, gal šiek tiek labiau iš piršto, nes aš tokių tyrimų nesu matęs, kad pagal žingsnį, sakykime, tai tiesiog, kad būtų aktyvumas, bet sakau, ir tą patį aktyvumą su laikrodžiu gali stebėti. Ir, aišku, nereikėtų nuklysti tos kraštutinumus, sakykime, nes jeigu pradedi stebėti dėl stebėjimo, tai vėlgi kokia prasmė, tai geriausia, kai tu tą darai, bet ir tą malonumą jauti, nes, sakykime, tas Brianas Johnsonas, sakau, ir Lietuvoje net yra tokių lietuviškų Brianų Johnsonų, kur tarkim, vienas irgi stebi miego parametrus, ten 7-8 metai, kiekvieną naktį, susivedinėja rezultatus, ten statistika darosi, ten, kur, tai pirmas klausimas, kai papasakoja apie jį, klausia, ar žmona turi, neturi. Tai, sakant, tokie variantai, bet kaip sakyti, tos inovacijos jos juda ir aš kaip prognozuoju, kad kažkur 8 metai ir manau jau perėsim į tokią įdomesnę erą, nes dabar šiais metais jau startuoja pirmas klinikinis tyrimas su žmonėm, kur bandys atjauninti akies audinius
ir jeigu ten pavyks, tai manau, kad etapiškai pradės atjauninti ir kitus. Tai tokie tyrimai. Ar yra tyrimas dėl plaukų kažkas? Man visai reikėtų. Man irgi. Tai aš galėčiau užsirašyti netgi. Jeigu Lietuvoje jau prasidės kontaktai, žinai, man galiu užrašyti, ar kažką bandysim. Kol kas dėja, sritis, kurios pirmas startuos, kaip šitie tyrimai pavyks, tai yra odos sritis, akies sritis ir raumenų sąnarių kaulų sritis. Tai kol kas tos sritis. Bet manau, kad... Čia man. Šitau reikės. Aš turiu psoriazinį artritą, tai man kiek šansų, kad aš gausiu kokį gydymą, pavyzdžiui, per ateinančius 5 metus. Per 5 mažai, per 8 galim lažintis, kad jau galėsi sudalyvauti, nes, sakau, tie klinikiniai tyrimai, kurie dabar startavo šiais metais, truks 3 metus. Dar 3 metai, kol pasiekia publikaciją. Dar 2 metai, kol visokie teisiniai bioetiniai dalykai. Tai 8 metai plus minus. Manau, bet čia dar be dirbtinio intelekto įsikišimo. Jeigu ten jis dar padės, tai, Bet vis tiek turi praeiti tos 3 trialus, ne, kaip ten būna, kad, tarkim, trečiam atšaukia arba ten nepatvirtina ir tada vėl turi iš naujo daryti. Pavyzdžiui, dabar tokia genomo technologija, genomo žirklės gal ir teko girdėti, kur tu gali iškirpti blogą ligos geną, kuris tau sukelia. Tai dabar vyksta 70 klinikinių trialų, jau yra 2-3 fazės, o ties 2 ligom jau leidžia taikyti praktiką Anglijai. Yra 2 kraujo ligos, tokia siklėmė ir beta-talasemija, kur išgydymo efektyvumas siekia 96%. Praktiškai visi išgyjo su pilna remisija. Tai, kaip sakant, čia ant metų klausimas. Čia truputėlį pradėjom kalbėti apie tokius kraštutinumus. Tos 10 000 taip lengvai paėmėm. Yra daugiau tokių galbūt, aš manau, kad čia yra galbūt labiau mito, tokių, žinai, longevity tų kraštutinumų. Pavyzdžiui, ten yra savęs alinamas, dietos laikymas. Padeda ar nepadeda šitie dalykai, tokie resetai kūno? Nereikėtų, šiaip apskritai, jeigu pradedate longevity procedūras ar papildus, tai geriausia pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, pasidaryti tyrimus, kad, turėtų atskaitos tašką, bet tie kraštutinumai, tai, nemanau, kad jie yra gerai. Aš vis dar žiūriu, ar tas dalykas, procedūra, papildas, ar jis yra tyrinėtas, ar yra publikacijos, ar yra tyrimai su žmonėmis. Tik tada tu gali sakyti, kad čia tas jau panašu, kad veikia. Tas pats protarpinis badavimas tikrai geras dalykas, bet vėlgi, ne visiems tenka, sakykime. Nors mes savo grupiai matom, kad kas tą daro, šiek tiek rezultatai yra geresni būtent. Bet, sakau, apskaitai, jeigu kalbant mitybą, tai yra tokia zona, kur moksliškai ištirti yra labai sunku. Irgi buvo vienas labai didelis trendas paėjęs, žmonės lyzdavo ir vis dar lenda į eketes. Nes sako, labai padeda. Padeda, ar irgi yra toks plius minus mitas? Šiaip šalčio terapija, krioterapija, tai yra normali longevity procedūra, bet vėlgi tu tą turi daryti labai su aiškiom rekomendacijom ir protokolais. Šiaip standartinė krioterapija, tai yra, kai yra minus 120 laipsnių, tai yra tam tikros tokie aparatai, kur tu įlenti iki kaklo, gal teko ir matyti. Ir ten yra minus 120 ir tu apie 2-3 minutės būni. Tai kas vyksta su organizmu? Tai ląstelės, aišku, supranta, kad jos jau tuoj gaus galą, tuoj mirus, ir bando visai išgyventi. Jungia visus procesus, kad išgyventų. Tai ir metabolizmo lygis kyla energijos lygis, imuninės funkcijos ir toks trumpalaikis stresas yra gerai. Su eketėm, šaltais dušais vėlgi reikia labai žiūrėti, kokie yra tyrimai ir kokie yra trukmė, nes tas šaltis yra nelygus kitam šalčiui. Ir gali būti, kad tu įlysi į eketę, ten pabūsi 3 sekundės išlys ir čia man šalčio terapija. Tu ten niekas nesuveikės, net nespėjo aktyvuotis baltymai tam tikri. Tai geriausiai yra krioterapijos, kurios yra ten jau patikrintos. Nes, tarkim, aš mėgstu po šaltų dušų, nemėgstu, bet prisiverčiu save po šaltų dušų arba po kontrastinių dušų. Tiesiog būna gerai atskėlimui, nežinau, prasibudinimui. Tam viskas tvarkoja, taip gerai nuotaikai, ten gal biškai streso, bet jeigu nori pasiekti tų rodiklių, kad ten aktyvuotis tokie šalčio šoko baltymai, kurie jau užveda procesus, jau reikia tada jau protokoliškai. O kaip yra su karščiu? Nes irgi, pavyzdžiui, yra ten daug tų visokių straipsnių, visko, kad ten pirtis gerai, čia sąnariam, blogai sąnariam, yra ten krauja, tokie gerai, blogai. Kaip yra su pirtim, pavyzdžiui, su priešinga pusė, su karščiu? Jo, tai su pirtim viskas yra tvarko ir yra tyrimų, ten aktyvuojasi karščio šoko baltymai, bet geriausia aš rekomenduočiau, tai yra infraraudonųjų arba beveik nėra infrared spinduliai. Tai jie reiškia, nes paprasta sauna viskas tvarkoja, bet įkaista tik paviršiniai sluoksniai. O su infraraudonųjų ir beveik infraraudonųjų, tai ten skverbėsi gilesnis sluoksnis. Ir ten jau padaro tą recovery visą efektą. Tai, bet čia labai siejasi, gal irgi teko matyti su red light terapija. Taip. Jo, tai ten kombinuoja tą nėra infrared ir red light, kur, sakyčiau, veiksminga procedūra. Čia labai atrodo, reikia daug turėti visko aplinkui, žinai, kad save turėtų mesti tokius. Dabar Lietuvoje irgi startavo pirmą kliniką, kur teko ir konsultuoti, tai jie turi visas terapijas po vienu stogu.
Tai reiškia, ten tu ateini, tau sudaro programą, tu praeini, gauni viską moksliškai pagrįstą ir tada, kaip sakant, O kiek reikia, turėsime atlikti programų, kiek tu laiko turi savai įsimesti būtent visas šitas terapijas, kad tu pradėtum matyti tą visą rezultatą? Pirmas, aišku, tas protokolas turėtų būti parengtas. Jeigu taip žiūrint tokį kasdienį naudojimą, tai kažkur 2-3 kartai per savaitę procedūra viena. Ji trunka įvairiai. Šalčio terapija 3 minutės, red light terapija 15 minučių, hiperbarinė deguonies kamera 90 minučių. Bet tu viską darai per tą pačią dieną? Yra išdėstę laikė. Kai kurios procedūros labai kombinuojasi viena su kita, kai kurias reikėtų šiek tiek atskirti. Tarkim, red light, tu negali iš karto ten šalčio terapiją, turi palaukti. Bet, ten dabar profesionalai taip sudėlioja, kad, tu mažiau laiko sugaištum, kad tu ateitum ir viską gautum per vieną kartą, bet, sakau, reikėtų kokių 2-3 kartų per savaitę jau dedikuoti. Ai, to tik tai yra. Ja. Ok. Dažnai pasitaiko žmonės, kurie vis tiek galbūt kreipiasi ir tikisi to tokio vizualinio atjaunėjimo. Jo, tai aišku, tikrai to nori, čia negali pykti. Prasme, čia jaunystės eleksyro visi ieškoja 1000 metų. Tai nesakau, kad tu pradėsi longevity kelią ir staiga ten tapsi jaunas, bet, matom, vizualiai irgi tikrai matom. Pavyzdžiui, aš namie naudoju red light terapiją, žmona naudoja. Yra kaukė speciali, kur tu įsidedi ir prieš miegą pabūni. Tai tikrai pagražėjo, galiu drąsiai pasakyti. Tikrai, nors tai buvo gražiau, dabar dar gražiau. Yeah. Bet reikia indėlio, kaip klausė, tai reikia tikrai bent kokių 3-4 mėnesių, idealiausia pusę metų, kad tu eitum reguliariai, kad jau būtų efektas kažkoks. Aišku, mes šitą truputėlį paminėjom maisto temą, galbūt yra kažkokie išskirti produktai, kurių tikrai reikėtų vengti ir kurie nėra į naudą. Jo, vėl aš kaip genetikas labai apie mitybą nenoriu daug prikalbėti, bet, faktas, kad cukrus tai numeris 1, kurio reikėtų, visiems atsakyti ir net, kaip minėjau, tas yra genetinis tyrimas, kur tu pamatai, kad net gali genetiškai turėti labai padidintą jautrumą cukrui. Ir jeigu tu tada vartoji dar ir tą genetiką, tai ten gali, išsiprovokuoti pirmą tipą diabetą staigiai. Ir čia būna atvejai, kai, minėjau, vaikus ištyrė kartais, vieni mano draugai ištyrė 2 sūnus ir ypatingai bloga genetika cukrui. O sako, mes maitinam saldumynais jos. Iš karto persivertė viskas ir iš karto, kaip sakant. Viskas, ar ne? Jo. Mes turim tokį vieną kolegą ir jisai kažkada mes ginčiamės ir jisai sako, alkoholis yra skysčiai. Aš geriu skysčius ir aš kažkaip numečiau šitą temą su juo, nes buvo nesąmonė kažkokia, kaip alkoholis veikia tavo organizmą ir kaip tai reikia pasakyti, kad tai nėra tie skysčiai, ką duoda vanduo. Ne, tai faktas, tai nes jis dehidratuoja, tai reiškia, jis atima vandenį, duodamas vandenį. Šiaip su alkoholiu tai faktas, kad geriausia nevartoti jo arba saikingai vartoti, bet buvo vienas įdomus tyrimas, kur aš tiesiog žiūriu išvadas pragmatiškai ir jas matau tokias, kokias yra. Tai tyria asmenys, kiek jie išgeria alkoholinių vienetų per savaitę ir kaip tai paveikia telomero ilgį, senėjimo rodiklį. Niekaip nepaveikia, nei pailgino, nei patrumpino. Tai sakant, kad ir kiek išgeria. Tai, aš žiūriu, sakau, išvadas kokias yra, tokias yra, kaip sakant, priimti reikia. Bet vis tiek tai veikia psichiką, kaip sakai, psichika gali veikti organus ir panašiai, tai čia... Ja, ten buvo 5 metų stebėsena, tai aš sakau, 5 metai gal, bet po to gali tas ratas apsisukti ir gali, bloginti viską. O būna dažnai, pavyzdžiui, kad, tarkim, viena kreivė, ten tokia tiesi, bet tada koks staigus kritimas, pavyzdžiui, ten jeigu laikė žiūri, ten, tarkim, 5 metai, ten, kaip sakai, ir po to gali būti, kad, pavyzdžiui, tarkim, staigus nukritimas ten ties 6 metais, kai vyksta tyrimai tokie, bet... Jo, mes kiek stebėjom, tai kažkur yra stebėsna mūsų yra kas pusę metų. Tai yra ta riba, kur mes galime matyti pokyčius. Tai tą ir darom. Tokie drastiniai kritimai gali būti, bet jau turi būti kažkas labai tokio. Dažniausiai, jeigu pas mane ateina tyrimams, aš sakau, ateikit ir valgę ir gėrę, viską darykit rutiniškai, kaip įpratę, kad nebūtų kažkokių... Nes turėjau 2 kuriozinis atvejus, vienas atėjo asmuo, sportininkas, ištyrėm, žiūrėjom rodikliai, prasti. Nesuprantam, aiškinamės, sako, prieš tyrimą prasibėgau 16 km. Nereikėjo taip daryti. Kita moteris atėjo irgi rodikliai prasti, nors ten ir longevity entuziastė, išsikalbėjom, sako, ką tik iš teismo posėdžiai išėjau. Vėlgi, stresas. Geriau ateiti jau tyrimam, kai tu esi normalioji tokia būklė. Bet aš kiek girdėjau, pažiūrėjau, dabar pas genetiką, kaip pas daktarą prisirašyti, kad prieiti į eilę yra ganėtinai sunku visai, nes mano bičiulis laukia, nežinau, ten bijau pamiroti gal pusę metų ar kažkas tokio. Ar čia iš tikrųjų tokios eilės yra? Iš tikrųjų tokios eilės ir čia liūdna sistema mūsų sveikatos priežiūros sistemos, nes dabar apskritai, kur aš linkstu, kad eitų į prevenciją.
Nes dabar tu ateini, kai tau jau kažkas blogai, kai reikia diagnozuotis, gydytis, bet prevencijos žingsnis, nedaromas. Tai atsakau, mes irgi dabar esame startavę, kur atliekam genetinius tyrimus, biologinio amžiaus, išplėstinis kraujo tyrimus ir jau dabar žiūrim, kokia yra situacija ir ką jau reikėtų dabar keisti ir koreguoti. O šiaip tai, tarkim, bendrai imant lietuvius, kai tenka tirti, kokioj būsnai yra lietuviai? Mes sveikai gyvenam, ar šiek tiek reikėtų pasivyti? Ar atspindim savo biologinį amžių, koks jis yra iš tikrųjų? Šiek tiek reikėtų pasivyti, sakykime, šiek tiek reikėtų pasivyti. O ties kur reikėtų pasivyti, jo? Nu, sakykime, apskaitai, jeigu kalbant apie longevity, tai pradžiai reikėtų edukacijai pasivyti, nes dabar, tik naujai išgirstama ir lik pradedama bandyti panašiai. Tarkim, tenka kalbėti su kolegom iš Amerikos, tai ten jau, kaip sakant, giliau į tą sritį. Tai čia, bet šiaip aišku, mityba būna tas sritis, kur sudėtingiausia visiems įveikti būna. Tai va čia reikėtų pasivyti, o daugiau, mane, pavyzdžiui, tai džiugina, nes, tarkim, sporto srityje, nueini sporto salę, tai žiūri 16-mečiai pilna. Tai tas labai džiugina, o šiaip, aišku, streso kontrolė, nes žiūrint genetiškai matosi, kad turi tą jautrumą lietuvis, sakykime, kur aišku gali dar pažiūrėti tokius įdomius atvejus, ar tu labiau esi toks kario genotipas, ar labiau toks besijaudinančio. Tai pas lietuvis labiau tas matosi kario genotipas. Nežinau, čia gal per istoriją reikėtų žiūrėti įdomių įžvalgų. Aš netikėjau. O kurios tautos labiau išsiskiria ties to, ar nėra čia tokių tyrimų atskirai darytų? Dažniausiai Balkanų srityje matosi, kad ten Serbija panašiai, ten tie genai labiau yra aktyvesni. Pas mus irgi yra. Šiaip ta kilmės genetika irgi įdomus dalykas, nes tu gali pažiūrėti, iš kur tu, sakykime, labiau kilęs esi. Tarkim, pavyzdžiui, mano paties situacija yra, kad tėvo linija yra iš bronzos amžiaus Kinijos, o mamos iš vikingų, sakykime. Tai toks, sakant. Bet turiu truputį žydų genų. Mes kažkada irgi darėm genų testą. MyHeritage, ne? Jo, tai ten irgi buvo sumetę įdomių dalykų. Šiaip bendrai imam pasaulio, kur gyvena sveikiausi žmonės, nes man labai įdomi yra, kai, tarkim, žinai, kokios būna istorijos ir paskui įmeta palyginimų šerpus, kai jie pas jų yra visiškai viduje genetika atrodo kitokia, žinai, kaip jie priima deguonį ir kitus dalykus. Man atrodo beje, kad lietuviai lygtis kažkokį turi geną, kur su deguonės paėmimu irgi, ar kažkaip, kad labai keistai, nes dažniausiai kalnuose tą turi žmonės. Man atrodo, kad darė, kad Lietuvoje yra. Galbūt reikėtų, žinok, patikrinti, Aš bijau, irgi taip kažkur skaičiau, praėjo, tai bijau nesąmonę pasakyti, bet... Bet šiaip lietuvių genomas yra neblogai tyrinėtas, tai iš esmės, kokius panašumus matom, tai aišku su latviais labai panašus genomai, o tarkim jau su estais jau atitolė. Viskas. Čia yra riba. Istoriškai ir genetiškai. Aha. O kalbant apie ilgamžius, tai yra mėlynoji zona vadinamoji, aišku, ten irgi daug kontroversijų, sakykime, yra, tai yra, ta zona, kur patenka Japonija, ten Italijos regionai, Kalifornijos regionas, kur ten daugiausiai yra ilgamžių. Bet vėl ten siejama su mityba, kuri labai panaši Viduržemio jūros dėja, tai daugiau saulės, mažiau streso, šiek tiek vyno. Bet taip pačiu Kalifornija irgi gali būti, kad su pajamom susiję šitos. Manau, kad taip. Bet savo, aš turiu ir iš lietuvių tarpe, teko interviu imti iš 100-mečio, kuris labai turi aštrų protą ir net domisi longevity sritim. Tai labai įdomu paklausinėti, nes aš jau tiesiog klausiau pradžiai, ką jis darė gyvenime kitaip, koks miegas, koks stresas, tai labai aiškiai miegas 8 valandos, stresas, sako, vengiu, jo nuvėjai visas negandas kiek įmanoma greičiau, esu romantikas, mėgstu dainuoti. Iškart atspindi, kad mityba, pavyzdžiui, labai akcentavo, kad labai, sako, aš įvairią turiu. Pavyzdžiui, aš jeigu valgau daržovės, tai sako, jūs, sako, būnat einat į parduotuvę, tai jūsų daržovės pomidoras ir agurkas. Sako, pas mane ten ir porai, ir ropės, ten dar viskai. Tai tas sustrigo, o šiaip pastoviai domisi viskom, pastoviai skaito. Tai Aš manau, kad miegas yra labai didelis faktorius. Kažkada čia žiūrėjau, buvo interviu Maros apie Daną White'ą ėmė iš UFC šito viso vadovo ir ten jisai irgi ten vienu metu labai stipriai įniko į longevity visą dalyką. Ne tik į tą įniko jisai tam. Jo, ir ten buvo, kur yra tokie kaip fake guru atsiradę longevity, kurie tau viską aplink tave išdėsto ir ten pradeda atjaunėti. Ir ten realiai darė tokią kaip reakciją į jo tą visą rutiną. Tai sako, garantuoju, kad jam būtų užtekę miego, kad miegas labai didelę dalį sutvarko. Tu tiesiog viską sustato, žinai, ten, kur reikia, o po to visi tie papildomi kažkokie dalykai, jie jo padeda, bet realiai pagrindinis dalykas miegas yra. O tai gerai, tai yra miegui melatoninas, dabar čia populiaru visi geria, beveik kiek tai yra ok, kiek ne ok,
Tai melatoninas yra, pradžioje, ne tik bendram miegui, bet yra užmigimui. Jis yra hormoninis preparatas, 1 mg. Tikrai nereikėtų jo piknaudžiauti, nes galima priprasti ir po to ta dozės didėja ir ten užburtas ratas. Mėnesį laiko, jeigu yra problemos, tai viskas tvarkoja. Bet miegui, sakykime, yra ir kitų dalykų, kur tu gali panaudoti. Sakykime, vienas iš tokių yra, gal teko irgi, toks yra ant kaklo lankelis, yra nervo klajoklės stimuliatorius. Tai yra toks lankelis uždedi, tu per appsą įjungi, yra stresui miegui programėlės ir jis ten stimuliuoja tokį vagus nervas. Jis yra per visą mūsų organizmą eina ir jis kontroliuoja daug kitų nervų. Ir jeigu jis būna dėl streso užsispazmavęs, tai jis ten ir ten, kaip sakant, nekontroliuoja. Su to impulsais tu pasigerinys, atsipalduoja. Tai pavyzdžiui, aš naudoju prieš darbą, žmona prieš miegą, tai tikrai veikia ir miego kokybė. Aišku, yra visokių ir šiaip papildų, sakykime, tas pats, tie patys medicininiai grybai, kurie dabar irgi tyrinėjami labai intensyviai, tarkim, reišy grybas. Aš, pavyzdžiui, vartoju po 18 valandos, tikrai puikiai suveikia, net taip, jokiais vadina medicininių grybų Xanaxas. Aišku, jis veikia švelniai, bet miegą pagerina. Tai tų, sakykime, variantų yra daug. Tos pačios terapijos, ta pati deguonies terapija, jeigu tu ją naudoji, tai miegas automatiškai pagerės. Tai norėjau dar truputėlį apie deguonies pasisavinimą. Kaip reikėtų pagerinti deguonies įsisavinimo tą galimybę, kaip jinai vyksta? Jo, tai visų pirma, aišku, elementarus sportas, kuris gerina, o iš terapijų tai yra hiperbarinė deguonies kamera. Gal teko ir girdėti, kad atsiguli tokią kamerą, uždara sistema. Ten yra padidintas slėgis ir tiekiamas deguonis papildomai. Ir dėl slėgio deguonis intensyviau pasisavina į organizmą. Tai čia vienas iš tokių yra, sakykime, inovacijų. Bet aišku, visą laiką stebėti, dėl ko pas mane laikrodis, kaip sakant, prilipęs ir tu visą žiūrėk, kokia yra koncentracija. Nes va čia teko šiek tiek patostagauti kalnuose, tai matai, kad jau ten jau krenta. Tai, kaip sakant, nepratęs ilgai neužsibūkti. Tai stebėsina svarbu, o šiaip tos inovacijos, tai baro kameros vienas iš tokių. O kiek pažiūrė, prie tos genetikos grįžtant, kad, tarkim, mes turim tam tikrus genus, tarkim, lietuviai, ir tau persikėlus gyventi, tarkim, į kalnuotą vietovę, ar ten, tarkim, viduržemė jūro tą pačią, ar dar kažkur tais, ar gali būti, kad tiesiog tau netinka ten gyventi, tiesiog pagal tavo genus? Taip, teisingai sakot, bet yra kitas pas mus toks rodiklis, kur minėjau, tie epigenetiniai veiksniai. Epigenetika latiniškai verčiasi virš genetikos. Tai yra tokie veiksniai, kurie mūsų genus gali įjungti išjungti. Tai reiškia, jeigu tu patenki ten kažkur į kalnus ir ten mato, kad tau kažkas deguoniem negerai, tai epigenetika gali pareguliuoti šiek tiek tavo genus, kad tu adaptuotumės prie aplinkos, kad tau būtų ten viskas normaliai. Aišku, reikia tam laiko. Tai epigenetika mums apskritai leidžia prie visko adaptuotis. Ten jeigu tu gauni kažkokį ten sportinį krūvį, mato, kad kažkas ne taip pagal standartą ir jis tada epigenetiką reguliuoja. Tai nepaisant kokia tavo genetika, tai čia yra gamtos tai padaryta, kad tu gali pristaikyti per tam tikrą laiko tarpą. Kiek daug skirtingų faktorių yra žmogui ir koks yra kompleksinis gyvūnas iš tikrųjų, kai tu pažiūri taip iš šono, klausais ir atrodo, visur gali viską reguliuoti. Kaip manai, kad ar ateityje bus įmanoma pilnai sustabdyti senėjimo procesą? Aš manau, kad viskas bus labai tokiais etapais. Pirmas etapas, sakau, baigsis klinikinės studijos, tai pirma atskirų audinių atstatymas, atjauninimas. Tai vienas iš dalykų. Tas nemirtingumas, vėlgi, aš manau, kad link to judės. Aišku, daug yra diskusijų, kontroversijų, kad kaip susitvarkys žmonė apskritai psichologiškai. Nes, sakykime, vis tiek populiacija didės, ten galų gale pensinis amžius dengs, tai čia ir politika, ekonomika. Po to galų gale, jeigu tu galėsi, pavyzdžiui, atsijauninti iki kiek nori, tai ir tas bus nekontroliuojama, tai negi ten iki 16 metų jauninsies. Vėl tokių klausimų, tai čia manau, kad lygiai rečiai turės dirbti ir kitos rytis, ten psichologija, filosofija ir panašiai. Tai aš manau, kad tas tikrai bus pasiekta, bet kada klausimas ir kaip tas bus kontroliuoti. Bet man asmeniškai kaip mokslininkai, man įdomu pažiūrėti, kas bus, kas ten laukia mūsų. O seniau šiaip, čia ganėtinai pradžioje kalbėjom, kad yra jaunas dalykas, visą šitas longevity. Ar seniau kažkaip žiūrėjo bent kažkiek visą savo žmogaus kokybę, ar ne? Ar čia tik tais yra visiškai naujas trendas dabar? Ne, čia visiškai yra naujas trendas ir sakau, viskas prasidėjo nuo Davido Sinclairo nuo jų tyrimų, kur pamatė, kad tu gali tiek tais pačiais papildais, tiek procedūram, tu gali tą koreguoti. Tada prasidėjo tyrimai su žmonėmis ir dabar turim. Bet tarkim, su to ląstelių regeneracija, su ją, ta prasme, yra, kai kurie, tarkim, ten vaistai ir panašiai, jau padeda, ne tik ten, kur minėjai, kad akį ten ataugins galbūt ir panašiai, bet, tarkim, ten yra ir su sąnariais, tais pačiais, kur ten būna, kad regeneruojasi kažkaip tais kai kurie dalykai. Jo, tai, ta prasme, tu daug turi terapijų, ta pati kamieninė ląstelių terapija, arba tas mano minėtas ilgamžiškumo papildas NMN, nikotinamido mononukleotidas, kuris
atlieka apie, nežinau, ten inicijuoja tokią NAD molekulę, kuri ten kontroliuoja 300 skirtingų cheminių reakcijų organizme ir ten viską pagerina, tai tos pačius uždegimus mažina. Tai va, irgi vienas iš variantų, pasibandyti, tai tas vyksta. Nereikia dar sulaukti tų man minėtų eksperimentų, kur jų ten skamba kaip kosmosas ir dabar yra ir tų pačių papildų, kur gali naudoti. Gerai, tai dabar atsisakėm cukraus. Antras dalykas, ką reikėtų atsisakyti. Iš maisto ar apskritai iš gyvensenos? Apskritai iš gyvensenos. Vėlgi, aš grįžtu prie to pačio sunkiausiai kontroliuojama, tai stresas. Stresas, reikėtų, kad ir kiek įmanoma, kad ir kaip sunku, bet bent minimalizuoti kiek įmanoma, nes tai daugybė dalykų susiveda. Tada pradėti su miegu, padirbėti, bet vėlgi, idealiu atveju stebėkit parametrus. Visi su laikrodžiais stebėkim ir žiūrėkim, kaip tas pavyksta, nes kad atsibudai ir tu pasakai savo, kad aš gerai pamiegojau, tai nereiškia, kad tavo gilus miegas buvo geras. Tu pažiūrėk į laikrodį, pažiūrėk kokią situaciją. Ir aišku, geriausia visada turėti, kaip minėjai, ne tą fake longevity, bet pasikonsultuoti su specialistais. Tarkim, pavyzdžiui, yra puikus longevity sporto specialistas Audrius Kalvaitis, kuris atlieka tyrimus ir po to sudėlioja idealią programą. Tai man teko girdėti jo paskaitą. Būtent sportui ir? Būtent sportui. Girdėjau jo paskaitą, tai supratau, kad sportavau netaisyklingai visą gyvenimą. Bet tai čia yra dažnas dalykas, kad žmonės savęs susižaloja daugiau sporto metu, kai norėdami iš jos pasiimti daugiau naudos, žinai. Atrodo, irgi ten sportavau, ten kardio pasirodė, tam tikrą zoną peršokdavau ir nepasiekdavau to savo efektą, kurio norėjau. Tai jis sudėlioja viską, matai, kaip turėjai daryti. Ta pati mitybos, irgi nueikit į inovatyvios dietologijos kliniką, pasižiūrėkit, pas mane tyrimus atlikit, sudėliosi viską, turėkit devaisus ir pirmin. O va čia liečiant dar sportą. Aš pats, žinai, irgi sportuoju, bėgioju, darau ir visą laiką, ką girdžiu, tai yra būk antroj zonai. Jo, tai jeigu nori rezultato, tai prašokdavus tą zoną, netaisyklingai sportuodamas. Iš karto trečią. Jo, tai galvoju, vėlės, kodėl anksčiau to nepažiūrėjau. Tai reikėtų jo. O kas yra antra zona? Pirma zona, tai tu jautiesi taip, kaip tu atsikėlęs būni. Jeigu pasakysiu klaidą, iš karto įsik. Antra zona, tu tiesiog šiek tiek pakeli savo širdies ritmą, bet... Kiek čia yra maždaug, ar čia kiekvienam skiriasi žmogui? Tu geriausia... 140. Geriausia yra atlikti VO2 max tyrimą. Tai yra, kur taip. Užsidėti kaukę, mini dviratį ir pagal šitą rodiklį, VO2 max, tu gali, tau sudėlioja, kokios zonas turėtum būti. Bet kokie, aišku, tavo tikslai. Ar tu ten sieki numesti riebalinį sluoksnį, ar tu nori ištvermės, ar tu ten profesionaliai ruošiesi ir pagal tai pasako, kokie tu zonai. Tai aš, kaip sakant, nepataikiu su zoną. Dabar jau žinau, kiek tiksliai. Nes atrodo, kad tu, jeigu pulsą užsikelsi ten iki belenkiek, tai čia ir degs riebalai panašiai pasirodo nevelina. Jo, tai kiekvienas, žinai, organizmas pagal tave veikia, tai tą zonas nustato plius minus irgi asmeniškai, kaip suprantu. Ja. Tai kur čia reikia tiksliai kreiptis dėl to sporto genetikos? Audrius Kalvaitis, sporto treneris, forma.lt, tai tikrai rekomenduoju. Audrius Kalvaitis, reikės nueiti. Šiai dienai vienintelis ekspertas tos srityje. Tai ten jis, tarkim, ištiria tavo, kokius daro tyrimus tenais? Jis atlieka VO2 max tyrimą, bet mes su juo bendradarbiaujam dėl genetinio tyrimo. Tai mes atliekam genetinį tyrimą dėl sporto, jis padaro VO2 max tyrimą ir tada jau paruošia išgrynintą programą, kokia sporto šaka ir kokios zonos ir panašiai. Tai. O kas dabar pasaulyje yra tokie galbūt lyderiai būtų, kuri šalis, kuri labiausiai skiria dėmesio? Tai Amerika vienareikšmiškai, bet sakykime, ir kitos šalis, ta pati Estija turi bendruomenę ir jų vienas vaikinukas irgi yra ganėtinai populiarus šitoj srityje, kur prieš podcastą kalbėjom, kad yra rengiamas net longevity olimpinės žaidynės pagal rodiklius. Taip, aha. Jo, tai tas Brianas Johnsonas yra pirmoje vietoje, o Estas yra trečioje vietoje, tai vėjas, kaip sakant. Tai ten, sakykime, bet šiaip pagrindinė Amerika, ten, sakykime, visas tas trendas. Nors, sakau, Lietuvoje, man malonu, kad jau, sakau, turime apie 700 asmenų tokių bendruomenę, kur darom ir tokius bendruomenės susitikimus, kur ten vyksta diskusijos, apsikeitimai patirtim, protokolais ir panašiai. Tai... Jo. Gal reikėtų įstoti? Ar tai ne? Pradėsim, galbūt atsijauninsim kažkiek. Tai aš visą siūlau pasidaryti tyrimus, pasižiūrėti kokią situaciją, aš pakonsultuoju, darau protokolus ir pasibandot kaip viskas. Labai norėtųsi iš tikrųjų, nes aš galvočiau apie, nežinau, ir iš vienur girdėjęs, kad tai mitas, kad tai galima daryti, kitur ne, maisto toleravimo testai, kur yra visi, kur pažiūrėk, kad tavo kūnas toleruoja ar ne. Tai... Mitas, nes labai jautriai tyrimas reaguoja, jeigu tu kažkokį produktą vartoji pastovi, tarkim, praeitą savaitę ten
kažką vartoji daug ir jis parodys, kad tu jautrus jam. Tai, viskas, ar ne? Jis gali pagauti, kad esi kažkam jautrus, bet ne tas tyrimas, kur dabar yra pateikiamas, nes mano draugas vienas išsityrė, sako, bananams alergiškas, sako, kaip suprasti. Negyvenimas būtų, aš paskaičiu taip. Sako, praeitą savaitę kilogramą 2 suvalgiau, tai sako, parodė tau. Tai čia... Bet jeigu, tarkim, tu turi visišką netoleranciją, tai galbūt parodytų. Parodyti irgi, bet gali iškreipti su kitais rezultatais. Bet yra iš kraujo atliekami tyrimai, bet jau mediciniais tikslais, kur tu gali jau pažiūrėti tikrai, kam esi alergiškas. Okay. Bet jeigu ta genomo technologija minėta patobulės, tai net ir tokius genus, kurie sukelia alergiją, jos galės užslapinti ir tu vėl galėsi ten valgyti ten riešutų sviestą ar panašiai, kam ten buvai alergiškas. Tai net gyvūnams gali alergiją panaikinti, galėsi. Skamba įdomu, bet yra labai daug, kaip ir pradžiai minėjom, kur atrodo labai daug, kur gali nepataikyti, žinai. Pradedi vieną daryti, eksperimentuoji ir žiūri, kad neveikia ir tada turi vėl šokti nuo starto, kur pradėjai. Gerai, tarkim, o priklausomybės įvairios, kiek tai priklauso nuo genetikos veiksnių? Labai nemažai, apie 30 ir daugiau procentų. Jeigu tavo giminiai ten buvo tokiu atveju, tai padėjo tikimybė. Tas yra atlikta tyrimų su monozigotiniais dvyniais, tai yra genetiškai identiški dvyniai. Ir tarkim, kaip būna, jie, tarkim, skirtingos šeimos auga, jeigu ten neturi tėvų. Ir aplinkos skirtingos, o genetika tai vienoda. Ir tu gali pamatyti, kaip ten jie pasireiškia, ta genetika. Tai matom, kad alkoholinio nikotino, tas tikrai yra. Bet būna kartais ir kaip tik ta priešinga, tokia gera genetika, kur, tarkim, aš pats ją turiu, kur kaip tik gali labai lengvai atprasti nuo, tarkim, nikotino. Ir pats seniau, kai buvau jaunas, buvau nuklydęs su nikotinu ir mečiau per 3 dienas be jokių problemų. Ir tik vyresniam amžiui, kai pradėjau dirbti genetikus, tyriu, žiūriu, turi gerą genetiką, tai net ir tai būna. Geras. O kiek, tai gerai, tai yra, jeigu ten 30% yra maždaug genetika, tai visa kita yra kas įtaiga, aplinka. Čia yra pastovis santykis 2 veiksnių - genetikos ir aplinkos. Pas mus organizme tas betlas vyksta kiekvieną dieną. Tu gali turėti kažką blogo genetiškai, bet jeigu tu neprovokuosi savo aplinką, tai tas nepasireikš arba labai nežymiai pasireikš. Tai va čia sakau, su ta sporto genetika grįžtant, turėjau vieną atvejį, kai mergina kardio sporto šakas ten beprotiškai varė ir sako, nesuprantu, sako, nesigauna, ne man. Ištrėm genetiškai, žiūrim, kad jie turi labai gerą genetiką, ties raumenų jėga, masė ir liesa raumenų masė. Audris Kalavaitis iškart pakoregavo jai sporto programą ir sako, dabar iš kardio į intervalinės jėgos treniruotės pakeitė ir iškart sako, sužydėjo, atsikslė jos kryptis. Sakant, ta genetika, ją geriau žinoti, kad ir kokia jį bebūtų, gera ar bloga. Sporto pasaulyje tai iš vis turėtų labai stipriai pakeisti visas šitas toks reagavimas. Jo, tai žinai, ir atrodo, kur arti bus dopingas ir kur arti bus tiesiog legalus veiksnys tai daryti. Tai nebūtinai koregavimas, tarkim dabar Lebronas Džeimsas 40 vis dar pilnai, galbūt nėra savo pike, bet jisai, ta prasme, pilnai dar yra superžvaigždė. Seniau tokiu metu ten būdavo vienetai, dabar jau daugiai ir daugiai šitų žaidėjų. Tai tas pats gyvenimo trukmė, ta prasme, jie ilgėja ir kokybė, o šiaip pat su sportu, tai ta genų dopingas, tai manau, kad jis jau vyksta, ta prasme. Kai tu gali tiesiog su genų inžinierija pasigerinti tuos genus, kurie atsakingi už deguonies pasisavinimą, kraujotaką, bet kaip juos pagaus, tai sunkiai įsivaizduojama, nes reikia labai sudėtingų laboratorijų ir tie tyrimai trunka ne ten per dieną, ten gali ir mėnesį trūkti. Tai nes dabar įtarė, pavyzdžiui, Kubos kai kurios, ten čia irgi tokia konspiracijos teorija yra, ten kovotojai, kai kurie ten tas Joelis Romero yra, ten, kad ten galimai, nes darė ten tam tikrus tyrimus ir ten sako, čia yra arba anomalija, sako, arba čia yra ten su jo veido, kažkas, aš dabar bijau pamanoti irgi, bet kad sako, arba čia yra anomalija, arba sako, čia yra kažkas prikišta galimai, ten čia konspiracijos teorijos yra, kad... Žinokit, nebejoju, kad taip yra, nes, pavyzdžiui, dabar yra klinikos privačios, tokiose šalyse kaip Honduras, Panama, Kostarika, nebereikal tokios šalis pasirinktos, kad įstatyminė bazė paprastesnė ir ten atlieka folistatino geno terapiją. Folistatino genas yra atsakingas už daugybę raumenų funkcijų. Raumenų stiprumas, ištvermė, tamprumas. Ir tu pasidarai šitą terapiją ir tu automatiškai pasigerint savo fizinę būklę. Raumenų apimtis padidėja, riebalai nukrenta, net ir parodė, kad biologinis amžius, net 10 metų atjaunėja. Tai $25,000 kursas, užtenka metam 1,5. Yra puslapis, galit registruotis ir nuskristi. Vienas iš mūsų bendruomenės jau užsiregistravo ir birželį skrenda. Tai iš praktikos pažiūrėsim, kaip veikia. Tarkim, aš esu bandęs, čia irgi truputį grįžtant prie kitų temų, esu su laikrodžiu bandęs išsimuruoti savo raumenų masę. Tai prasme, kiek yra skeletas, kiek yra raumenis. Ar
tiksliai parodo tos dalykus, pavyzdžiui, tarkim, ten body fat visą tą procentą. Nu, jie yra išvestiniai dalykai, skaičių laikrodis gal labiau tiem gyvybiškiam longevity parametram būtų, sakykime, naudingi. Šiaip dabar būna irgi, kur ir podcastuose, kur tiesiog lygina skirtingus laikrodžius ir jų parametrus. Tai va, tai irgi visokiausiai, sakyčiau, būna nuomonių. Aš pats, sakau, dabar naują prototipą bandausi Huawei'aus, tai man patinka, nes prieš tai buvau Apple gerbėjas ir galvoju, kad liksiu Apple Watch'o gerbėjas, liksiu ilgą laiką, bet dabar jau viskas vaikui atidaviau ir su Huawei'om, nes tikrai nustebinant, sakykime, funkcionalumu ir ta prasme, inovacijom. Tai gal būtent dėl body fat dar reikia padirbėti laikrodžiam, bet kitos funkcijos, tai sakyčiau, veikia puikiausiai. Net, sakykime, irgi yra tyrimai, kur išbandė šitą laikrodį, kaip koreliuoja, tarkim, su medicininiais aparatais. Yra labai, labai netoli tos, sakykime, tikros ribos. Tai tas jau duoda, sakyti, tokią nuomonę, kad tas antiek jau ištobulėja, kad jau ant rankos turi tokią mini ligoninę. O kiek body fat yra geras, ta prasme, koks turi būti, nes irgi daug yra ten visokių teorijų. Kiek turi būti po žmogų riebalų procentaliai? 2%. Čia jekavo, čia pas Usainą Boltą tiek beros buvo. Tai, vėlgi, sunku pasakyti, sakykime, kokie yra tavo tikslai. Tai... Ilgiau gyventi, tarkim, tai 15, 10? 10-15, jau plius minus, sakykime. Čia yra ta riba, jo, o su laikrodžiais jo, tai žinai, svarbiausia yra tie 3 dalykai, kur yra tavo širdį, kad parodytų normaliai, kad miega parodytų, žinai, ir degunės jo pasisavinu. Jo, ir streso HRV, sakykime, rodiklį. Jo. Aišku, čia eina iki tokių gilumų, kur elektrokardiograma, kur, sakykime, gal mums kažko nesako, bet jis pats stebi. Jeigu tu mato kažkiek labai nukrypimai, jis tau siunčia notification, kad tau gal ten jau širdies smūgis artėja, tai kad tu susirūpintum, tai kas irgi yra kaip ir longevity, nes, tai va, tai sakau, tos dalykus tikrai nesunku stebėti, galimybės yra ir pasižiūrėti, kokią situaciją, nes sakau, kartais su to HRV streso rodikliu, žmogus ateina, sako, stresuoju ir pažiūri, pas jį apie 20 yra. Kur turėtų, pavyzdžiui, pas mane yra apie 50-70 milisekundžių, o mūsų bendruomenė yra, kurie jau ten tie entuziastai longevity, ten 100-120, kurių sugeba tokį net išlaužti. Čia yra geras, kuo mažesnis, to blogiau. O ten su 20, tai sakau, tai jau čia sveikatai yra žalojimas. O sako, geras, nepastebėjau, nežinojau, kad čia galim taip stebėti. Jo, tai iš tikrųjų, žinai, pradžiai, sakau, buvo toksai galbūt mitas, kur atrodo apie nieką tyri ir nežinai, ir dabar praplėtėjai, kad aš labai daug nežinau ir kur reikėtų, žinai, pasižiūrėti. Net iš esmės, sakau, čia labai įvairiai, sakau, vieni tom gyvena ir tai yra jų vos ne hobis, kur sakykime. O kitiems, sakau, užtenka, pažiūrėk, porą trejato radiklių, tu ten nusipirk kažkokį rekomenduotą longevity papildą, pasidaryk keletą tyrimų ir judėk savo ramiai, kontroliuok tos gyvensenos bazinius dalykus. Jo, tai ačiū tau, Vaidai, kad atvykai ir papasakai apie kaip reikia daryti dalykus, kad ilgiau išgyventume. Ačiū Jums. Ačiū.